šiltos smėlio vietos. Ten, kur Natalija Zvonkė rodo padidėjusius papus. Palanga, Natašenka, sveika. Nepažįstu tavęs, net aptaškiai mane iš vis. Pavyzdžiui, ką tu čia veiki? Kodėl tapai tokia įnoringa? Manai, kad padidėja papai tau kažkokiu pliusu suteikia? O tu negirdėjai, kad dabar pinigus imu už interviu, negirdėjai? O tai tipo neduosi man interviu apie papus net. Parodyk, kiek babkių turi. Turiu, babkių visada turiu. Prašau. Aš nerūkau. Nu gerai, bet Natalija norėjo pasipasakoti nemokamai apie tai, kaip išgyveno krizę. Kaip išgyveno krizę su savo Zvonku. Ir galiausiai krizė įveikta, nes papai padidėjo. Kokia išmera dabar? Dabar standartas. Standartas pagaliau Nijolei ragai, ne tik pas ją standartas, bet ir pas konkurentų grupės lyderė Natašenka Zvonkė. Bet pas mane be silikonų standartas. Be silikonų. Neliai dvigubai ragai. Papasakok dabar, kokia šį vasarą bus ir kokios bus dėrybos su Karina atliekamos. Tu dėl to perėmimo į grupę. Aha, o gal tu galėtum man padėti, tu vis tiek kaip spaudos atstovas. Be abejo, turiu tos pinigus visus kišenėje. Turi. Bandysi perimti Kariną. Kad ne. Bet jos papai mažesnė negu tavo ir sesers. Nieko, tai Nijolė galėtų papasakoti, išduoti paslaptį, kaip ten galima visą tai sutvarkyti. Kaip viskas sutvarkoma. Nes, žinai, Įva dainuoja papais, tai vis dėlto kažkaip reikėtų tą trūkumą kaip tais kompensuoti ar tai kažkuo. Bet tas sudėtingas veiksmas dainuoti papais, kaip tai speneliai kilnojasi, dainavimo metu nesikilnoja. Klausia visi vyrai. Tu pasižiūrėk mūsų pasirodymus ir bus aišku. Supratau. Taigi, ar Zvonku šią vasarą dar bus tavo vyras, ar manai jį iškeisti į savo šokėjus visokius? Jų daug buvo? Nu, aš ir ten Linas Linaitis. Nežinau. Natašenka nutyli, o mes matysime, kuo baigsis jai šį vasarą. Natašenka, o dabar tu pažadėjus man parodyti smėlyje savo zuikutį. Parodyk. Zuikutį? Oi, smėlyje, ateik aš tave užkasiu. Štai mano zuikutis smėlyje. Iš Palangos, iš vietos, kur didėja Natalijos papai, reporteris Kersas ir Natalija Zvonkė. Einam, pasibėgiosim, pabūsim. Durnius. Patrakelis? O tu baig filmuoti, nes pinigų per mažai.